Labadiena visiems, kurie šiandien stebės Ladies Go orientacinio pramoginio ralio visą eigą, visą dieną. Dabar mes esame Elektrėnuose, ką tik prasidėjo dalyvių startas. Taip pat turime nuostabią užduotį slalomo, kuri pavadinta Elektrėnai 65 vardu, nes šiemet Elektrėnai švenčia savo 2 jubiliejus. Vienas tai yra 25 metų savivaldybei, o kitas tai yra 65 miestui. Ir mes Elektrėnais esame jau 6 metai. Ir šiandien mes uždarėme visą centrą tam, kad galėtumėm čia startuoti, turėti puikią nuotaiką ir žiūrėsime, kaip šiandien seksis. O jūs stebėkite mus 15 min ir Facebook Ladies Go kanaluose. Taip, labai malonu ir šis renginys Ladies Go ralis taip pat yra vienas iš mūsų jubiliejinių renginių. Labai smagu yra minėti Elektrėnams 65-metį, savivaldybei 25-metį, tai savivaldybė pasiruošė tiem renginiam ir Liepos 1 savaitę laukia visas renginių ciklas ir mes planuojame nustebinti mūsų žmonės ir svečius renginių įvairovę, tai bus ne vienas renginys, visas renginių ciklas ir bus dalyvių gausa ir bus labai žymus atlikėjai, tačiau kokie jie bus, aš išsaugosiu paslaptį. Ateikite ir pamatysite. Šiais metais sekėsi prastai ruoštis, nes turėjom tik savaitę, suregistravom paskutinę savaitę, tai todėl mūsų apranga nėra labai į temą, bet mes šiandien esam žvaigždutės, va tokios, biški su kosmosu, bet šiaip sunkiai sekėsi, Šiaip sunkiai, nes miegojom visos mažoji sesė turbūt daugiausiai, vairuotoja tai valandą miegojo šiandien, aš irgi nelabai daug, kėlėmės anksti, kadangi, make-upai viską, bet nieko, su nuotaikom viskas normaliai. Tai kosmosas, tai visi kosmosą suprantam skirtingai. Mes įsivaizdavom, kad kosmosas atrodo šitaip, kaip atrodo mes, ir prie to pačio dar apsirengiam, kad būtų patogu, kad nesulytų lietus, tai tiek. Ne, iš tikrųjų mes su kolegė važiuodamos į konferenciją pamatėme temą ir atsidarė temų programėlę pagal tą tematiką, išsirinkom šias sukneles, jos mums patiko ir tiesiog taip pasirašėm iš idėjos labai greitai. Kadangi ne pirmas kartas, tai labai ruoštis nereikėjo, tiesiog pasiruošti drabužius, apsitarti, kas vairuoja, kas važiuoja kartingais. O kadangi dalyvaujam ne pirmą kartą, tai buvo paprasčiau, jau daug ką žinom. Ne, ralyje dalyvaujam ne pirmą kartą, aš asmeniškai 3 berods, sesuo tikriausiai 4, šiaip jau ne pirmas, tai stengiamės tobulėti po biškį. Mes pirmą kartą dalyvavome pernai, mums labai patiko, tai nusprendėme dalyvauti šiemet 2 kartą. Labiausiai bijom vidutinio greičio, labai bijom, o laukiam, tai aš tikriausiai slalomo kaip vairuotoja. O komanda tai nieko nelaukia. Nieko? Visko laukia. Visko. Ypatingai sprintų. Tai visų pirma labai džiugina, kad dalyvės neišsigando tokio lietingo oro, yra nusiteikusios rimtai, darbingai. Tikrai sekėsi puikiai, daugumą dalyvių labai stipriai nustebino, nors ir buvo iš automobilių kategorijos nemažai merginų, bet jos tiesiog puikiai pasirodė. Stipriai įsiklausė į instruktažą, į kelio knygą, į užduoties aprašymą, tai tikrai rezultatai yra labai džiuginantis. Ir džiaugiuosi šiandienos pasiekimais. Laukiam tikriausiai paprastų užduotėlių su nutrūkytam klausimais, o nelaukiam tai slalomų, nes paskutinėse tai nelabai gerai sekėsi, bet stengsimės šį kartą įvykdyti. Labiausiai nelaukiam slalomo turbūt, nes pirmą kartą visiškai nepavyko, išvažiavom net nepradėjo važiuoti. O šį kartą tai jau laukiam labiausiai, nežinau, tų komandinių gal užduočių. Man asmeniškai labiausiai patinka programėlėje įvairūs matchmakeriai ir kiti tokie klausimai. O mano kolegė, kuri vairuoja, tai labiausiai bijo slalomo, dėl to jinai dabar stovi ir žiūri, kaip kitos mašinos važiuoja. Šitame sporte visai neplanavau nei važiuoti, nei dalyvauti, nei siekti rezultatų. Atsidūriau visiškai netikėtai, tiesiog pasitaikė
progą sodyboje išmėginti mažą motocikliuką, nuo to karto nebegalėjau jo pamiršti ir tiesiog pradėjau siekti sportinių tikslų, važinėti miškuose, būtent važiavimas miškuose labai stipriai užvedė ir nepaleidžia iki šiandien. Pradėjau lenktyniauti, lenktynės vėlgi adrenalinas, tai tapau priklausoma nuo adrenalino, galima sakyti taip. Ir šiandien dalyvauju vienuose iš didžiausių ralių, kur tikrai jaučiuosi savo vietoje, savo laiku. Ir labai laiminga ir patenkinta. Ladies Go dalyviams visų pirmiausia linkiu saugumo. Vairuoti saugiai, kad nesusižalotumėt, kad nepadarytumėt žalos savo ir aplinkiniams. O žinoma, sveikatos, geros nuotaikos, puikiai praleisti laiką ir įsivežti daug daugiau negu atsivežėte į šitą renginį. Palinkėtume geros nuotaikos ir didžiausios sėkmės. Linkiu nepamesti šypsenų ir nepykit. Geros nuotaikos. Nesvarbu koks oras, bet svarbu gera nuotaika. Iš tikrųjų taip, pati organizuoju moterų motocross enduro stovyklas, tai kiekvienais metais sulaukiam vis daugiau merginų, mažų, didelių, kurios siekia rezultatų, ne tik važiuoti hobį. Tai tikrai šitas sportas labai stipriai populiarėja ir manau populiarėja tokių ir panašių renginių dėka.